C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai Arnai iki kovo 17-osios dar daug laiko, bet... Bravo! Bet šiandien, kaip per gimtadienį žaidėjai, tritaškio rekordas, kuo tai paaiškina? Pirmas dalykas, nemanau, kad rekordas. Ne? Gali būti, nežinau. Nežinau, tiesiog esu Vilnietis, tikras Vilnietis, praėjęs varžovų visą mokyklą, nuo jų visą piramidę realiai. Ir tiesiog man šios varžybos yra kitokios visą laiką. Kiek žaisdavau su Pasvaliu, gal ne taip būdavo tokios, bet šita komanda yra rimta. Mūsų dabar man yra kiekvienas mačas prieš Rytą yra šiek tiek kitoks. Gal šiek tiek principinis, bet aš to neparodau, bandau viską padaryti aikštelėj. Ir pastaruoju metu visai neblogai gaunasi. Kas tavo akimis buvo pagrindiniai veiksniai, kurie nulėmė šiandien pergalę? Manau, kad nebloga gynyba. Sukontroliavom kamuolius ganėtinai gerai, kurie yra stiprus. Iš savo tam tikrų klaidų leidami mes tikrai kokių gal 10-12 lengvų taškų, manau, būtų rezultatas dar visai kitoks, nes tikrai suklydom momentais lygiai vietai. Ir manau, šiaip geros varžybos buvo tiek publikai, tiek mums, tiek manau, visam Vilniui įdomu. Labiausiai takoskyra atrodė tritaški metimai, jūs pataikėte ar 50%, Rytas pataikė tikrai prastai, kaip manai, kodėl taip susiklostė? Nežinau, gal Rytui šiek tiek yra presijos, dėl to, kad jie prie savo pilnos arenos, nežinau, mes presijos nejaučiam, nežinojom, kad gali taip būti, kad taip ir bus, kai mes būsim ne šeimininkai, esam pasiruošę gerai, manau, psichologiškai ir tiesiog manau, kad tai kiekvienos varžybos, manau, dar bus su Rytu jų daug ir tikėkime, kad visos tokios bus. Po vieno iš tritaškio parodyti pirštų, man atrodo, kad gal į Paulių Ambrazevičių, jeigu neklysti, kas ten buvo? Nieko nebuvo. Šitas Ryto ambasadorius, galiu pasakyti, labai daug šneka visose varžybose, tai tiesiog taip nupuolė. Nieko asmeniško. Arnai, gal buvo kažkokios papildomos motyvacijos priemonė pasitelkta prieš šitos rungtynes, kad svarbia pergalė šito motyvuoti? Nežinau, manau, visi šitie 2 mėnesiai labai yra svarbus. Turim daug žaidėjų, kai kurie iškrito, visi šnekėjo, kaip čia atrodysim dabar. Atrodo, manau, gerai. Viskas yra gerai, dėl to šitą komandą yra 13-14 žaidėjų, kažkam iškritus, turim kas pakeičia juos. O dėl motyvacijos nežinau, viskas yra, mes žinom, ko tikėtis iš šitų varžybų. Tik viskas priklausė nuo mūsų, ar sustabdysim Ryto stiprias vietas ar ne. Šiandien pasisekė. Kaip Vilniečių, kaip tau atrodo šitą pergalę, ar turės kokios nors įtakos mūšyje dėl Vilniaus širdžių? Aš labai abejoju, ir mes tikrai paimsim tą Ryto faną. Jis yra jau 20 metų, kaip egzistuoja komanda, pats užaugo tą komandą. Nuo mažumės praėjau visą jos piramidę ir tie fanai yra ištikimi, bet Vilnius yra didelis. Yra labai daug, gal apie 1 milijoną žmonių, gal biškį mažiau. Ir Rytas surenka 10 000 areną. Yra dar daug kitų žmonių, kuriuos mes galim prisaukinti, manau. Kaip šį kartą formaliai šitą areną priklauso Vulfs, bet šiandien daugiausias ir gali aišku palaikė Rytą. Kaip jautėtės jūs? Tai mes žinojom, kad tai bus. Mes matėme jau, kur Rytas mūsų šeimos narius pasodino. Labai taip nefainai galiu pasakyti. Bet mes žinojom, kad tai bus, to tikėjomės ir nieko nenustebino mus. Dar apie savo santykius truputėlį su Rytu, ten ar ne, tu ten pradėjai savo profesionalo karjerą ir kokie santykiai, ar buvo likę ir kaip dabar bendrauji su jais? Viskas gerai, nežinau, daug yra žmonių, dar kai aš buvau tenai, dirba dar dabar, santykiai yra geri, aš nesu tas, kuris pešuosi socmedijoje ar kažkur. Gyvenu šią dieną, bandau išlikti ramus, žemai, neįsišokti ir kiekvieną dieną bandau įrodinėti. O šeimos nariai minėti, tai sėdėjo ložiai už B tribūnos naujos? Ne, sėdėjo ten, kur nėra net kėdžių, kur tik suolai, už Ryto krepšį, aukštai. Manau, kad negreitai čia. Pamatai, kas paskui rungtynių, nematei aš. Kas? Būtent. B tribūna verčiasi ložės, kur buvo vipai, Vulfs. Manau, kad tiesiog nepagarba. Nepagarba
mūsų tiems sirgaliam, kurių šiandien nebuvo daug, nes Rytas buvo šeimininkai, bet tiesiog nepagarba, taip galiu pasakyti. Dar apie tave šiek tiek šnekant, kiek psichologiškai galbūt nusiteikiai, kad teks prisimti didesnį vaidmenį po Rašydo traumos? Nežinau, turėjau pernai ganėtinai svarbią rolę komandai, kaip ir minėjau, daug yra žaidėjų, manau, kad atsiranda, iškrenta kažkoks žmogus, atsiranda kitam galimybė ir čia yra ta stipri komanda. Buvau pasiruošęs pastarąsias 2-3 varžybas, jaučiuosi gerai komandai labai ir tikiuosi, kad tai pavyks išlaikyti. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.